Baimė yra emocija ir pagal kognityvinį emocijų modelį, kurį sukūrė kognityvinės terapijos pradininkas Aaronas Bekas, kiekvieną emociją generuoja mintys ir pastiprina elgesys. Kitaip tariant, mes arba išmokstame bijoti, arba baimę generuoja mintys, kurios yra tam tikros išvados apie gyvenimą, tam tikrų gyvenimo patirčių pagrindų. Jeigu žiūrėtumėme evoliuciškai, tai įgimtos baimės yra tik dvi. Tai yra triukšmo ir pusiausvyros praradimo. Tai tos baimės, galima sakyti, yra biologiškai apspręstos. Visų kitų dalykų mes arba išmokstame bijoti, tai yra išmokstame iš savo artimos aplinkos arba kultūrinės aplinkos, matome, kad kiti žmonės to bijo, tai mes irgi pradame bijoti. Aaronas Bekas, kognityvinės elgesio terapijos tėvas, sako, kad kiekviena emocija, taip pat ir baimės emocija, turi kognityvinį turinį ir baimės atveju kognityvinis turinys yra grėsmė prarasti. Tai reiškia, jeigu aš šiuo metu kažko bijau, reikėtų pasianalizuoti, ką aš bijau prarasti. Tai pavyzdžiui, už mirties baimės slypi iš tikrųjų nenoras arba grėsmė prarasti gyvenimą, savo kūną, savo galimybę patirti šį gyvenimą, kvėpuoti, vaikščioti, mylėti, skanauti maistą ar ne, prarasti visą, ką tu dabar turi. Tai mirties baimė yra ne kas kita, kaip baimė prarasti tai, kame ir su kuo tu dabar gyveni savo gyvenime. Visų baimių pagrindas yra mirties baimė. Ir nors mes to giliai ir nepripažįstame. Mirties baimė ir iš dalies mūsų ego mirties baimė. Nes tas kūno mirties, tai ne tiek mes apie tai galvom, kad mūsų ego tokio, koks čia aš, tas aš, kurį mes esam susikūrę, to nebeliks. Ir tai yra mūsų tam ego yra nepakeliama mintis, kad to nebeliks. Ir iš to kyla visos kitos baimės. Nes kažkas bus, kad manęs tokio, koks aš save tokį susikūriau, manęs tokio nebeliks, tai kaip ir išnyks. Tai pirmiausia, reikia suprasti tai, nes ir suprasti, kad aišku, kad mes viską prarasim. Aišku, kad kažkada mirs mūsų artimas žmogus. Aišku, kad ne visada mes būsim šlovės kažkokios viršūniai. Tai suprasti. Bet baimė, jinai kyla ir iš mūsų, aišku, bet jinai yra labai įtakota ir visuomenės, kaip mes matom aplinką ir mums net įskiepė, ko mums reikia bijoti. Negerai yra, pavyzdžiui, tapti visiškai ten, pavyzdžiui, benamiu. Tai baisi baimė tokia gali būti, ar bedarbių, ar tokia, dar visokios baimės. Bet jeigu mes giliai pasižiūrėsim į save, mes galim, kiek iš tikrųjų tai iš tikrųjų įvyko, ko mes labai bijojom. Nėra gyvenimo be baimių, nėra gyvenimo be sunkumo. Tai yra, tu negali, tu tiesiog anksčiau ar vėliau gyvenime
susidursi su situacijomis, kodėl aš sakiau, kad jų visų epicentras yra mirtis, tu anksčiau ar vėliau atsidursi vienas prieš mirtį. Tai šiandien savo kasdienybėje tu neišvengi situacijų, kai tu atsiduri vienas su kažko, kas tau nemalonu, pavyzdžiui, baimė. Nėra kito kelio eiti ir būti su ją, ir žiūrėti ją į akis, ir ją priimti kaip neišvengiamybę vardan to gėrio, kurį tu darai, ar ne? Pavyzdžiui, galim įsivaizduoti, kunigas turi eiti sakyti pamokslą sekmadienį, pilna bažnyčia žmonių, ne, ir scenos baimė žmogui, tiesiog natūraliai, ne. Tai tu supranti, kad tu turi kažką pasakyti žmonėms. Tu nori pasidalinti kažkuo, ne? Ir baimė yra neišvengiamas sunkumas, kurį tu patiri dėl gėrio. Nepasiduodi jai, eini su ją, būni su ją. Ir jinai tampa ne dalykų, ne kažkokių kėglių, kurį reikia apeiti išvengti, bet ji tampa tavo gėrio sudėtinė dalimi, naujai tave praturtinančia. Ji tiesiog į sunkumus, į baimės, kai tai yra vardan gero tikslo, negalima žiūrėti kaip į dalyką, kurio reikia būtinai kažkaip sugalvoti strategiją, taktiką, kaip to išvengti. Ne, tai mūsų gyvenimo dalis, kuri mus praturtina, kuris mus keičia, kuri mus veda. Tai dėl to, bet svarbiausia, ne pati baimė, ne tas sunkumas, ar ne, bet vardan ko tu darai. Tas gėris, kurio tu sieki, ne. Todėl, ankstyvoji ta bažnyčia, jinai iš tikrųjų matė kankinystę kaip pergalę. Jinai savo mirtimi už tikėjimą tu nugali. Nes gyvendamas be tikėjimo tu pralaimėtum. Ne tikslas yra gėris, tikslas yra tikėjimas. Toje ištikimybėje gėriui ir tikėjimui gali nutikti įvairių sunkumų ir įvairių išbandymų, kuriuos tau gali tekti pakelti. Todėl tas krikščioniškasis gyvenimas, jis nėra, kažkoks, kaip čia, šiuolaikinė well-being forma, ar ne, jame visada išlieka įtampa. Žmogus vienaip ar kitaip neišvengiamai gyvenime, jeigu norėsi likti ištikimu vertybėms, gėriui, Dievui, ne, jis vienaip ar kitaip susidurs su kažkokiamis įtampomis, jis niekada negalės jų išvengti. Ne. Tai epikūrininkai kokie, ne, ten vis bandė taip gyventi, kad nuolat jaustis patogiai ir maloniai, ne, bet krikščionis supranta, kad tai yra neįmanoma. Ne. Todėl gili išmintis, ne, kai slypi tuose Kristaus žodžiuose. Kas myli savo gyvybę, tas ją pražudys. Kas nori ją išsaugoti, tas ją praras. Tai tos įveikos, sakykime, tokia kaip raktas yra prarasti save, paleisti save. Tikrai esu matęs aktorių, profesionalų, daugybę metų scenoje, kurie ateina skaityti švento rašto ir va taip rankos dreba. Ir vis tiek perskaito. Ir kas ten tokio? Ne, tai čia... Tai šalutiniai tie reiškiniai, sakykime, mūsų kūno silpnumas, kuris ištinka mus kaip pasekmė kažkokių tai didelių iššūkių, tikslų, gėrio, kurio mes siekiame kontekste, procese, yra tik tai, kas dar labiau mus patirti, praturtina, suprantat, naujomis, juk silpnumas, mūsų kūno ribotumas ir buvimas kartu su juo yra mūsų gyvenime labai svarbus autentiškumo šaltinis, mūsų dalis, ne? Tas mūsų pirminė tokia ir ta prieiga prie savo kūno ir prie šalutinių jo reiškinių, kurie mums nėra labai patrauklus ir malonus, ne, kai baimė yra tokia labai vartotojiška. Mes norim pasidaryti savo, susikonstruoti. Kaip jūs gražiai sakėte, tai tavo valia Dieve tiesie, ne, bet ne, Dievas sako, aš tave visą sukūriau. O tokį su visokiais jausmais, emocijomis, kurios ne visada patogus, ne, bet
eik, gyvenk savo gyvenimą, mes patys atrandam, kokie mes esame. Ne taip, kad tikrovė mums paklūsta, bet kad mes neriam į tą tikrovę. Mes praleidžiam savo visą gyvenimą sukaustyti tų baimių, bet tų dalykų beveik niekada neįvyksta. Aišku, įvyksta kiti, kurių mes neįsivaizdavom, kad įvyks. Tai kam tada bijoti apie tos dalykus, kurie, neįvyko. Mes galim tiesiog pasižiūrėti, ko labai ten bijojau, kad gal kažkur neįstosiu. Arba kažko, ar net ir mes nuo mokyklos laikų visko bijom. Bijom ten blogų pažymių, bijom to, bijom mano. Bet ir po to, net jeigu ir kai kurie dalykai įvyko, ten gavom dvejetą, kurio bijojom. Bet paskui atrodo visiškas nereikšmingas dalykas. Tai pamatyti, gal pažiūrėti giliau, neimti kiekvieną, tiek tą baimę, tiek visos kitos emocijos, neimti tiesiai, kažkas iškilo ir tiesiai taip ir yra ir viskas, ir čia yra duotybė ir nepajudinamas dalykas. Tiesiog pažiūrėti tai giliau ir pamatyti jos tuštumą, tos pačios emocijos, kad tai yra tuštuma, bet iš tuštumos mes patys kažkokį tai dalyką susikūrėm. Ir net tai iš tikrųjų, ypač baimė, tai net sukausto mūsų kūnus. Jeigu labai stipri kažkokia baimė, labai lengva įsivaryti savo lygą. Ir tikrai nemažai žmonių turi chroninės ligas būtent dėl to, kad labai įpratę vis bijoti ir bijoti ateities, ypač ateities. Mes išmokstame bijoti to, ko bijo mūsų tėvai. Toliau mes išmokstame bijoti to, ko bijo mūsų kultūros žmonės. Jeigu mūsų kultūroje yra baimė, tarkim, ir ta baimė yra transliuojama, tarkim, per televiziją, tarkim, dėl palūkanų normų arba dėl nedarbo, laisvės arba kitų dalykų, tai mes, žinoma, užsikrečiame tą baimę. Mes pradedame to bijoti, apie ką kalba mūsų kultūros žmonės. Jeigu koks nors žmogus mums yra svarbus arba tampa svarbus, mes galime pradėti bijoti to, ko bijo tas žmogus. Jo baimės gali tapti mūsų baimėmis. Taigi, taip jau yra, bet baimės yra sąlygotos, jos formuojasi per sąveiką su kitais žmonėmis, per tai, ką mes patiriame savo kultūroje, ką mes matome žiniasklaidoje, netgi per filmus. Kai kurios baimės gali susiformuoti filmų pagrindu. Bet ar jos kontroliuojamos? Vienareikšmiškai, jeigu baimė nėra biologinė, ji gali būti kontroliuojama. Jeigu baimę sukuria mintys, mūsų pačių mintys, tai vadinasi, baimė taip pat gali ir sukontroliuoti mintys. Tik tai tam reikia laiko ir tam reikia žinių, kaip tą atlikti minčių pagalba. Kaip tą atlikti, tai pirmiausia reikia galbūt tiesiog ir sudaryti savo baimių sąrašą, ar ne, atsakyti savo, ko aš bijau. Kai kurie žmonės bijo tamsos, ar ne, kai kurie žmonės bijo mirties, nežinomybės, bijo dėl finansiškai, tarkim, dėl rytojaus, bijo dėl savo vaikų gerovės, bijo dėl savo sveikatos, savo gerovės. Tai pirmiausia, sudaryti sąrašą grėsmių, kurios atrodo man kaip ir realios. Tada savęs paklausti, o iš kur kyla ši mano baimė? O kiek ji reali? Iš kur aš žinau, kad ji reali? Iš ko aš sprendžiu, kad tai yra reali baimė? Ir toliau visgi vienas iš žingsnių būtų savęs paklausti, o kas nutiktų, jeigu tai įvyktų mano gyvenime? Kas nutiktų, jeigu tai pasitvirtintų? Pavyzdžiui,
scenoje grodamas padarau klaidą, ar ne? Ir kas nutiktų, jeigu aš padarau klaidą? Galbūt kas nors apie mane pagalvotų, jis padarė klaidą, jis yra nevykėlis. Tai yra baisiausia žmogui, muzikantui. Taip, muzikantui tai yra baisiausia. Tai gerai, tai vyktų, kad žmogus arba keli žmonės pagalvotų, kad jis yra nevykėlis. Bet dabar tai yra mintys jų galvose ir ar tos mintys jūs kaip nors realiai pažeidžia arba sužeidžia. Ar jūs prarandat savo kūno integralumą, ar jūs prarandat savo fizinę sveikatą, ar jūs prarandat savo gyvybę dėl to, kad kažkokie žmonės kažką apie jūs mąsto. Nesvarbu, pažįstami, nepažįstami. Ir atsakymas yra ne, kad iš esmės jie jūsų nepažeidžia, kad tai yra tiesiog mintys žmonių galvose. Ir jeigu tie žmonės yra protingi, tai jie tikrai gali ir pamastyti, kad klaidą galima padaryti, jeigu tu esi susijaudinęs, jeigu galbūt tau tą dieną tikrai sunku susikaupti buvo, nes galbūt yra kokie nors sunkumai namuose, serga artimieji ir taip toliau. Žodžiu, protingi žmonės nėra linkę kritikuoti kitus ir pasmerkti. Protingi žmonės yra linkę suprasti, atjausti ir ignoruoti klaidas. Protingi žmonės žino, kad klysti yra žmogiška ir klaidų padarome mes visi. Turėjau ir turiu ir karts nuo karto atsiranda kartais baimės. Kartais yra baimės, tiesiog atsiranda natūralios kažkokia tai situacija, ar ten mašinas, tai čia tokia net nespėja, čia tokia baimė automatiška, tai yra tokios baimės, o yra tokios baimės, kurias mes susistatom savo protų, grinai pagalvoju, o kas jeigu, kas būtų, jeigu aš netekčiau dabar savo darbo, arba namo, ir jau tada, ir viskas tada, ir jau, susikaustai, ir jau gyveni, ir čia toks ir gyvenimas iš to. Visas, nes tai ir tiesiogiai tada ir su žmonėms santykiai atitinkami, ir su vaikais savo, ir viskas rutuliuojasi ir netgi įmanoma, kad tu iš tikrųjų neteksi darbo, netgi vien tik to, nes tu tiesiog tai labai sudėsi daug energijos. Turbūt svarbu būtų paklausti, ir kas jau čia tada tokio baisaus vyksta mano gyvenime, jeigu ta mano baimė pasitvirtino. Kame yra tragedija, kame yra didžioji netektis, ar apskritai čia yra netektis, gal čia yra tik iliuzija mano galvoje, kad aš kažko netekau. Ar aš praradau savo kaip asmenybės vientisumą, integralumą, ar aš praradau savo savastį. Dėl to, kad kažkas neprotingas, kuris nesupranta, kad klysti yra žmogiška, kažką apie mane galvoja ir dabar dėl to aš pats kažką negero apie save galvoju. Kiti žmonės mus gali pažeisti tik tai tiek, kiek mes leidžiamės pažeidžiami. Tai gal yra tokia išeitis tiesiog stebėti savo mintis, nes kartais mintis yra žlugdančios ir jeigu stebėjas, tai gali būti išeitis. Visiškai teisingai yra svarbu stebėti savo mintis ir papildomai dar svarbu išmokti atsipalaiduoti. Atsipalaidavimas gali būti fizinis ir psichinis. Ir kai žmogus yra įsitempęs, tai atsispindi jo kvėpavime. Kvėpavimas yra greitas, tuomet dažniausiai toks krūtininis, ne diafragminis, diafragminis reiškia pilvu. Tai jeigu mane visiškai užvaldo mintys apie tai, kad kažkas grėsmingo gali įvykti ateityje arba aš kažką ne taip padariau praeityje, tai galima tiesiog stebėti tas savo mintis, bet galima ir suteikti savo pagalbą, kreipiant dėmesį į savo kvėpavimą
ir pirmiausia sureguliuojant kvėpavimą. Kvėpavimo sureguliavimas padeda nusiraminti. Mes esam taip sukurti gamtos, kad jeigu esame fiziškai atsipalaidavę, tai negalime būti psichologiškai įsitempę. Tai jeigu mes, tarkime, atliekame pratimus, kurie padeda kvėpavimo pratimus arba kitus fizinius pratimus, kurie padeda mums fiziškai atsipalaiduoti, tai mes padarome didžiulę paslaugą savo psichikai. Mūsų psichika taip pat atsipalaiduoja. Ir visiškai atsipalaidavusioje psichikoje yra žymiai mažiau vietos baimei, nes ką reiškia baimės emocija? Kai žmogus patiria baimės emociją, jis įsitempia visas kūnas. Kvėpavimas yra greitesnis, dažnesnis, gali šąla rankos, kojos, sutrinka, atsiranda labai daug visokių pakitimų kūne. Tada pasirūpinus kūnu suteikiama pagalba psichikai. Mano pačios išbandytas ir labiausiai, kaip pasakyti, naudojamas būdas. Yra visokių būdų, daugybė. Tikrai ir psichologai, ir psichiatrai jie gali patarti daugybę puikių gerų būdų, kaip su to sutvarkyti. Bet ką aš visą laiką naudoju, ir čia ne tik su baime, ir su visom emocijom, bet ypač labai įdomu naudoti su baime. Nes reikia, truputį reikia pastangų įdėti. Tai kai jauti, kad ar jau jauti, kad tave užplūdo baimė, tai tiesiog leisti, pagalvoti, gerai leisiu dabar šitai baimei būti. Paimti 100% tiesiog atmesti visą pasipriešinimą, nes mes iš vienos pusės gaminam tą baimę, bet iš kitos pusės dar nenorim jos jausti, bet gaminam. Tai kaip galim mes būti harmoningi kažkokie žmonės, jeigu mes viena pusė mūsų kažkokias baimės gamina, o iš kitos pusės labai nemalonu ją jausti ir kaip jos atsikratyti. Tai norint atsikratyti ar norint, kad jos neliktų, jinai tik didės. Tai tiesiausias būdas yra, kai tik tai jau matai užvaldė tave, ar jau kažkokios tai užuomazgos baimės atsirado. Ir gerai, leist. Tiesiog paleist ir sakyt, gerai, matau baimę, leidžiu dabar. Tegul pažiūrėsiu, kas bus. Ir tiesiog paeksperimentuoti, su viskuo mes galime eksperimentuoti, su savim, su tais dalykais. Ir labai įdomu, tarp kitko, po to būna labai įdomus rezultatai. Ir tiesiog gerai. Ir kas atsitiks? Nes ta baimė atrodo tokia, ir pati baimė atrodo baisi, kad atrodo mūsų naikins vien tik, jeigu mes ten būsim. Leisiu, tegul mane užplūda baimė, dabar šiuo momentu aš ten bijau kažko netekti, tegul aš būsiu toje baimėje ir pažiūrėsiu, kas bus, kaip jausis. Tiesiog leidi. Ir gali būti iš pradžių jauti kažkokius tai net fiziškai, labai lengva su baime jausti fiziškai kažkuriuose vietos, aišku, šitoje vietoje dažniausiai. Bet vis tiek leidi, tegul būna. Tegul būna ir tu žiūri. Nesakai, kad čia ar gerai, ar blogai, ar jokių vertinimų, jokių įvardinimų. Nieko. Tiesiog toks dabar jausmas ir aš jaučiu, čia iškyla baimė. Mirties baimė, ar kažką netekti baimė. Ir aš ją 100% jaučiu. Tiesiog jaučiu. Nieko nereikia daryti. Ir labai įdomu, su baimė labai įdomu. Man įdomiausia bandyti šitos dalykus su baimė, nors kuo daugiau tu tai darai, tai tuo mažiau ir mažiau tos baimės. Ir tada labai vos išlenda, tu tik atkreipi dėmesį, jau neliko tos baimės. Bet įdomu stebėti, jeigu, pavyzdžiui, didelė baimė, kaip jinai į kūną užklumpa ir tu nesipriešini, nieko nekovoji su ją,
bet ir nekrenti į ją. Tiesiog, ir kai tik tai tu kažko atkreipi dėmesį į tą baimę, leidi jai būti, nes kiekviena net ir emocija nori būti, nori gyventi, nors atrodo, kad čia kažkoks nebūtybė, bet kiekvienas dalykas, nieks nenori mirti, net ir toks dalykas kaip, pavyzdžiui, emocija ar mintis, tai to labiau nori kažkaip išsilaikyti. Tai gerai, leidi, tegul, būk, aš su tavim baimė, aš su tavim, net galima kalbėti, aš su tavim baimė nekovosiu, nei aš seksiu paskui tave, tiesiog leidžiu tau būti, būk dabar, būk kur tu esi ir aš į tave žiūrėsiu. Ir labai įdomu, iš tikrųjų, galima net fiziškai pajusti, kaip ta baimė iš lėto nelieka. Ir kuo tu daugiau taip praktikuosies, tu tiesiog leisti tai baimė būti, tuo jinai bus paskiau silpnesnė ir tuo trumpesnė. Labai jau pamatysi netgi situaciją ir jauti, kad šito to kils baimė. Pamatysi, jau net jinai nebekils. Tai tiesiog nebijoti. Nebijoti pačios baimės. Tai gal yra pats svarbiausias dalykas. Kai nebijai baimės, tai tada ir ta baimė, jinai ramiai išeina. Ir prisiminti, kad nieks neišsipildo, ką bijojau.